Irano diktatoriai patyrė žlugimą pusę pirmos nakties po to, kai slėpė aukas naktį, kuri atskleidė tai, ką Teheranas bandė laikyti už grotų, toli nuo kamerų ir užgožta atakų triukšmo. Organizacija Irano žmogaus teisės teigia, kad 2026 metais buvo įvykdyta mažiausiai 47 politinių kalinių egzekucijų, beveik 3 kartus daugiau nei 16 užregistruotų tuo pačiu 2025 metų laikotarpiu. Karas tapo priedanga režimui spartinti nuosprendžių vykdymą, spausti šeimas, riboti informaciją ir neleisti dalies kūnų perduoti artimiesiems. Irano vadovybė tikėjosi, kad raketos virš Hormuzo, JAF atakos ir baimė dėl pasaulinės ekonominės krizės užims visą žiniasklaidos dėmesį. Tačiau pasiekmes pradėjo ryškėti. Kol Donaldas Trumpas įsakė naujas atakas, spaudė karinę pramonę ir tvirtino, kad Iranas netrukus bus nugalėtas, slaptų egzekucijų kaltinimai vėl atsidūrė diskusijų centre. Pradėjome sausą bado streiką. Protestavome prieš mirties bausmės nuosprendį. Mūsų reikalavimas – jokios egzekucijos. Bado streikas. Pasakykite ne. Dėl bado streiko šiandien 7 vaikinai buvo nuvesti į egzekuciją. Mes esame prieš šios egzekucijos įvykdymą. Režimas, kuris bando parduoti pasipriešinimą užsienyje, susiduria su kaltinimais, kad šalina oponentus kalėjimuose ir naudoja konfliktą savo silpnumui slėpti. Dabar, kai skaičiai paviešinti Irano vyriausybės stabilumo kalbos, pradeda byrėti jos pačios gyventojų akise. Šie kaltinimai įgavo pagreitį. 2026 m. Liepos 15 d., kai CNN paskelbė Irano šeimų liudijimus ir Norvegijoje įsikūrusios organizacijos Iran Human Rights duomenis, ataskaita rodo, kad šiais metais buvo įvykdyta 47 politinių kalinių egzekucijų, palyginti su 16 per tą patį laikotarpį pernai. Tarp neseniai vykusių atvejų yra Mohamedas Aminas Derhaganis, kuris buvo sulaikytas po dalyvavimo sausio mėnesio protestuose ir nuteistas procese, kurį žmogaus teisių gynėjai vadina itin neteisingu. Irano vyriausybės buvo paprašyta pakomentuoti, tačiau represinė sistema ir toliau veikė beveik be skaidrumo. Taip pat buvo atskleistas metodas, kurio buvo slepiamos šios mirtys. Nuo kovo mėnesio žmogaus teisų grupės fiksavo beveik kasdienės egzekucijas. Šeimos buvo informuotos tik po mirties, artimiesiems buvo daromas spaudimas nekalbėti, o kai kuriais atvejais kūnai nebuvo grąžinti. Per tą laikotarpį iki gegužės pradžios buvo įvykdytos mažiausiai 24 egzekucijos, iš jų 6 vos per 2 dienas. Režimo įvestas interneto atjungimas apsunkino skambučius, pranešimus apie pažeidimus ir įrodymų išvežimą. Sukūrė tamsą, kurios Teherano agentams reikėjo veikti be priežiūros. Kalėjimuose pasipriešinimas nedingo. Judėjimas vadinamas antradieniais be mirties bausmės išplito mažiausiai 56 įstaigose, kur kaliniai kas savaitę rengė bado streikus prieš egzekucijų mašiną. Du 2026 m. kovo 29 naktį riaušių malšinimo pareigūnai įsiveržė į Geselio Rezaro kalėjimo sparną, kad išvestų 6 politinius kalinius. Kiti bandė sustabdyti perkėlimą, buvo nuvesti į izoliatorių, o kitomis dienomis buvo paskelbtos 6 egzekucijos. Diktatūra bando kontroliuoti informaciją, nes žino, kad kiekvienas paviešintas vardas sugriauna oficialų pasakojimą apie tariamą normalumą. Donaldas Trumpas buvo pažadėjęs palaikyti iraniečius per protestų bangą, o dabar reikalavimai vėl atsinaujino. Karas užsitęsė, ekonomika patyrė naujus sukrėtimus, o politiniai kaliniai liko pažeidžiami. Užuot traktavęs režimą kaip patikimą partnerį, Trumpas vėl ėmėsi karinio spaudimo. Pensilvanijoje jis pareiškė, kad Iranas bus greitai nugalėtas ir paliko atvirą galimybę plėsti operacijas. Klestime ir netrukus Iranas bus nugalėtas. Jie bus nugalėti labai greitai. Manau, kad bus dar geriau. Bet žinote, net ir dabar tai buvo neįtikėtina. Ačiū.
Liepos 15-osios atakos buvo nukreiptos į pakrančių gynybą ir karinės pozicijas, kurios buvo naudojamos kovojant dėl Hormūzo sąsiaurio, o Teheranas atsakė smūgiais į su Jungtinėmis valstijomis susijusias bazes regione. Trumpas taip pat paragina pagrindinius gynybos gamintojus paspartinti gamybą. Susitikime vykusiame kariuomenės karo koledže Carlisle prezidentas reikalavo didesnio greičio, nemažinant kokybės. Priežastis aiški. Karai artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje išeikvojo atsargas ir parodė Amerikos pramonės pajėgumų trūkumus. Pentagonas pradėjo naudoti ilgalaikės sutartis, kad paskatintų naujų gamyklų atsiradimą, o įmonės paskelbė apie investicijas į dirbtinį intelektą, robotiką, kosmosą ir pažangę gamybą. Vašingtonas nori išlaikyti spaudimą, neleisdamas, kad pačios įrangos trūkumas susilpnintų jo pajėgumus. Spaudimas pasireiškė ir už mūšio lauko ribų. Liepos 15 dieną Donaldas Trumpas paskelbė, kad Iranas paleido amerikietę moterį sulaikytą nuo 2024 metų gruodžio. Jos tapatybė nebuvo atskleista, tačiau ji jau buvo išvykusi iš Irano teritorijos ir buvo saugi. Paleidimas įvyko tuo metu, kai Vašingtonas svarstė naujus veiksmus, o Teheranas bandė atverti derybų galimybės. Šis gestas parodė, kad režimas jaučia spaudimo naštą, net ir tada, kai bando demonstruoti kontrolę savo pačios visuomenės akivaizdoje. Robertas Peipas, Čikagos universiteto profesorius, pateikė kur kas niūresnę prognozę. Jis teigia, kad pasaulio ekonomika artėja prie bedugnės ir bandė lyginti Trumpą su Herbertu Hooveriu. Tai klausimas, kiek blogai viskas bus. Ne tai, kad nėra blogai. Trumpas tikrai taps Herbertu Hooveriu. Tikrai taip. Hooverio vardas Jungtinėse valstijose siejamas su skurdu ir vargu. Taip, būtent taip. Ir tai buvo todėl, kad tai buvo pasaulinė depresija. Ne tik Jungtinėse valstijose. Kai Trumpas pasirašė susitarimo memorandumą, jis pasakė, mūsų nafta baigsis per 4 savaitės ir aš nenoriu tapti Herbertu Hooveriu. Na, Trumpas pasirašė susitarimo memorandumą, bet nafta nebuvo išleista. Tačiau tie naftos rezervai, Richardai, mažėja tokiu pačiu greičiu kaip ir anksčiau. Niekas iš tikrųjų nežino, kiek blogai viskas bus. Tačiau visi žino, kad klausimas tik tame, kiek blogai bus. Ne tai, kad nebus blogai. Taigi, kai šie naftos rezervai mažėja, o Hormūzo sąsiauris lieka uždarytas, visos mūsų atsargos, mūsų papildomos dujos, viskas baigėsi, Richardai. Taigi, kas vyksta, yra tai, kad pasaulio ekonomika iš tikrųjų vis labiau artėja prie pražūties slenksčio. Įspėjimas susijęs su ilgalaikės naftos ir prekių tiekimo per Hormūzą nutraukimo rizika. Ekonominė grėsmė egzistuoja todėl, kad Iranas naudoja pasaulinę prekybą kaip ginklą ir kiekvieną laivą paverčia šantažo priemonę. Valdžios atstovai ir analitikai teigia, kad Iranas rodo ketinimą naudoti Jemeno maršrutus, kad grasintų sąsiauriui, jungiančiam Raudonąją jūrą su Adeno įlanka. Šis planas atvertų dar vieną frontą prieš Vašingtoną ir tuo pačiu metu sukeltų grėsmę 2 gyvybiškai svarbiems maršrutams – Hormūzui ir Bab el-Mandebui. Hutų lyderiai jau kalbėjo apie koordinuotą uždarimą, jei kovos sustiprės. Laivai turėtų apiplaukti Pietų Afriką, taip pabrangindami kuro ir maisto transportavimą. Būtent čia režimo politinis ir moralinis žlugimas pasirodo aiškiausiai. Teheranas bando demonstruoti galę Persijos įlankoje, grasina uždaryti jūrų kelius ir rengia išpolius prieš Amerikos pajėgas, bet jam reikia nutildyti beginklius kalinius, kad išlaikytų kontrolę savo šalyje. Represijos nėra atskira karo detalė, jos yra Irano vadovų išlikimo strategijos dalis. Kuo labiau karinė struktūra patiria spaudimą, tuo sparčiau teisinė sistema skelbia nuosprendžius ir traktuoja oponentus kaip karo priešus. Kalinių šeimos dabar dėl dėmesio varžosi su bombardavimais, grasinimais ir derybomis. Kai kurios gyvena už Irano ribų. Jos naudojasi interviu, kad paskelbtų vardus, kol dar nevėlu. Kitos lieka stebimos, nežinodamos, kada sulauks skambučio, arba ar turės teisę palaidoti savo artimuosius. Režimas remiasi šią baimę, kad užkirstų kelią naujiems protestams. Tačiau kiekviena paviešinta egzekucija didina politinį nusidėvėjimą ir parodo, kad Teherano deklaruojama jėga slepia nesaugumą kalėjimų viduje. Trumpas bando išnaudoti šį silpnumą visapusiškam spaudimui. Karinės gamybos didinimas, išpuoliai prieš Irano pozicijas, prekybos kelių gynimas ir reikalavimas derybų sudaro strategiją skirtą sumažinti režimo veikimo erdvę. Iššūkis yra neleisti Teheranui naudoti laiko kaip sąjungininko ir toliau egzekutuoti oponentus, kol pasaulis stebi tik kovas.
Prieš kelias savaitės mūsų mėly draugai iš Irano paleido 111 raketų. Jie buvo nukreipti į Abraomą Lincolną, kuris beje yra nuostabus lėktuvnešis. SS Abraomas Lincolnas 111 per trumpą laiką. Iš 111 paleistų raketų 111 buvo lengvai numuštos jūroje. Pagalvokite apie tai. Karas jau parodė, kad Irano vyriausybė gali kurį laiką slėpti aukas, tačiau ji negali ištrinti visų vardų. Kitas lūžis gali neprasidėti Hormuze. Jis gali prasidėti kalėjimuose. Kai baimė nustos saugoti diktatorius ir pradės kurstyti maištą, kurį jie bandė nuslopinti. Labai ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą iki galo. Palaikykite mūsų projektą ir prisidėkite finansiškai per ekrane matomą Pix raktą. Esame nepriklausomas kanalas. Mūsų tikslas – teikti jums teisingą informaciją. Jūsų parama padeda mums išlikti.